Orientacinės varžybos City Rally yra renginys skirtas studentams ir jo tikslas yra studentus supažindinti su Kauno miestu įvairių žaidimų ir užduočių pagalba. Studentai šiais metais aplankė 13 punktų, pradedant nuo KTU centrinių rūmų, pabaigiant prie Kauno pilies, taip pat buvo aplankytas Soboras, Perkūno namas, taip pat Rotušės aikštė. Susidarė 9 grupės, 5 iš jų buvo lietuvių grupės, 4 užsienio studentų. Jie turėjo progą apsilankyti Batutų parke Jump Space, tai tenai galėjo pašokinėti trumpam, nusifotografuoti. Taip pat buvo įvairių užduočių, tarkim, susitilpti į telefono būdelę, parašyti meilės laiškus ir išdalinti juos panelėms ar vyrukams. Taip pat reikėjo padaryti įvairių nuotraukų, tarkim, ore visi turėjo sutilpti, ar tarkim, nuotrauką ant suktų laiptų. Iš tikrųjų, čia buvo viena iš sudėtingesnių užduočių, bet pavyko įvykdyti. Buvo užduotis išvirti kiaušinį. Visos komandos iš tikrųjų įvykdė. Norėtume padėkoti lažyboms internetu TonyBet, taip pat valgomų ledų gamintojams premija, laisvalaikio klubui Karingas, Šaudom LT, taip pat Jump Space Batutų parkui ir mūsų informaciniams rėmėjams Lietuvos ryto priedui kauniečiams laikinoji sostinė. Tango mošis mūsų špuola!